21 metai jau yra Super taurėj. Tiek gaila, kad jį buvo žaidžiama tik 7 kartus. Ir nuo šių metų pakeistas taurės formatas, Super taurės formatas. Ir susitinka čempionai, susitinka su antros vietos nugalėtojais. Malonu matyti, kad tiek gausiai susirinko ir spaudos atstovų, iš to matosi, kaip esam pasilgę futbolo, lygiai taip pat tų pirmų rungtynių laukia ir žaidėjai, ir mes treneriai, nes viena yra žaisti kontrolinės rungtynės, bet jokios kontrolinės rungtynės neatstos oficialių ir to labiau, kada galima laimėti trofėjų. Džiugu, kad futbolo sezonas startuoja tikrai gražių renginių, dėkojame ir rėmėjams Sportlandui ir be abejo Žalgiriui, kaip ir visom Vilniaus reprezentaciniam komandom yra keliami ir aukšti reikalavimai ir aukšti tikslai šį sezoną, tiek pradedančiom varžybom, bet ir viso sezono metu apginti čempionų titulą, gerai pasirodyti Europos taurėse ir tikiuosi, kad šitos varžybos parodys tą kryptį, kuria eina komanda, nes komanda yra ir atsinaujinusi ir sezono pradžioje demonstruoti labai gerą žaidimą yra be abejo yra labai sudėtinga, bet tikimės, kad taurėje vis tik tai liks Vilniuje, teks nuvilti Trakus, neišsiveš, juolab, kad savaitės bėgyje, žinot, kad ir Lietuvos Rytas padovanojo Vilniui taurę, tikimės, kad ir Žalgiris neatsiliks nuo krepšinio ir Vilnius pasipuoš 2 taurėm sezono pradžioje. Žalgiris yra Lietuvos futbolo flagmanas. Paskutinius metus turbūt nieks nebeatsimena, kada pradėjo rinkti tos trofėjus, jau senokai matyti nuo 12 metų. Atrodo. Tai taip, kad visi trofėjai ir aišku, norėtųsi irgi sudaryti konkurenciją, turim į ką lygiuotis. Tai mums, manau, irgi didelis dalykas. Atiduosim visas jėgas. Ir tikiuosi, kad šitos rungtynės įsimins ilgam ir klubam, ir žiūrovam, kadangi susidomėjimas, kiek supratau, yra. Tai ko daugiau reikia, daugiau dėmesio, daugiau energijos. Tai toks, tegul būna tas impulsas, tegul būna tas pirmas toks sprogimas, teigiamas naujo sezono pradžioje. Šiuometinis Žalgiris eina tuo keliu, kad matosi visų pirma, ta jėga ateina iš žaidėjų tarpusavio supratimo, iš komandinės atmosferos. Todėl labai daug tikimės ir Žalgiriui niekada tikslai nesikeičia, kaip Trakų treneris pažymėjo, laimimi titulai įpareigoja ir stengsimės, kad visi tie titulai, kuriuos galim iškovoti šį sezoną, liktų Vilniuje. Jaučiuosi labai gerai, pagaliau sugrįžęs namuose į labai žymų Lietuvos futbolo klubą, kur nuo vaikystės už jį sirgau, kad malonu buvo, kad suteikta galimybė grįžti būtent į šitą klubą ir labai laimingas esu. Turėjom gerą pasiruošimą Italijai, sužaidėm kontrolinių rungtynių, gal 2. Taip kad procesas vyksta, manau, teigiama linkme, komanda nėra, sakykime, pasikeitusi žymiai, branduolys išlaikytas. Žalgirio, aišku, žaidėjų meistriškumas irgi yra geras ir, manau, tikrai laukia įdomios rungtynės ir tikiuosi bus įdomi dvikova. Taurės rungtynės dažniausiai yra tokia įžanga, kuri yra daugiau skiriama žiūrovom, kaip čia šitam plakate teisingai parodyta sezono premjera, tai pasistengsim žiūrovų nenuvilti ir kad tai būtų ne drama, bet trileris.